Sveiki, su jumis Andrius Pauliukevičius. Klausimas, ką pavalgyti, jeigu neturite laiko pavalgyti. Na, panagrinėkime situaciją. Pirmas dalykas, tai jūs turite būti pasiruošę tam, ir aš paprastai būnu pasiruošęs, kad kai išvažiuoju iš namų ir susiplanuoju ir susidedu maistą, žinau, kiek truks mano darbo diena arba kažkokia diena su kažkokiais reikalais išvažiavus iš namų, kai aš esu mieste ir maisto negaliu pasimti su savimi, tai aš susiskaičiuoju, kiek valgymų man reiks ir dar bent ekstra valgymą pasiemu. Tas ekstra valgymas, tai jeigu kažkas atsitinka ir jau kažkur užtrunku arba užsisėdžiu kamštyje, gali būti arba kokteilis, arba baltyminis batonėlis. Prie šitų dalykų netrukus grįšiu, bet tada dar noriu pratęsti tos pačios situacijos nagrinėjimą. Tai sakykime, idealiu atveju mes turime valgyti maistą. Jeigu yra galimybė valgyti maistą, maistui turi būti prioritetas. Jeigu nėra galimybės valgyti maistą, tada kai kuriais atvejais yra patogu naudoti maisto papildus ir jie tada mus gali išgelbėti iš tų tokių nepatogių situacijų. Ir ypatingai mums, kurie treniruojasi, kurie patiria didesnius krūvius, suvalgyti kažką dažnas iki yra geriau negu nieko nevalgyti. Išskyrus tą atveju, jeigu tas kažkas yra iš tiesų kažkoks blogas arba nesveikas maistas. Dabar, jeigu, sakykime, mes grįšime prie tos idėjos apie baltyminį kokteilį, tai palyginkime tai su maistu. Paprastai, kai mes valgome maistą, tai valgydami maistą mes gauname su maistu du dalykus. Vienas iš dalykų yra, vėlgi kalbu specifiškai apie besitreniruojančius žmonės, kad vienas dalykas mes su maistu gauname baltymus. Baltymai yra statybinė mūsų raumenų medžiaga, ne tik raumenų, bet ir kitų organų, taip pat ir vidaus organų, ir odos, plaukų, nagų, ten jau kolagenas, kitas baltymas, bet iš esmės baltymai yra statybinė organizmo medžiaga. Taip pat su maistu be baltymo, kurį mes gauname iš esmės iš kiaušinių, mėsos, žuvies, pieno produktų, ten kažkiek organizmas sugeba pasisavinti iš augalinės kilmės baltymų šaltinių, mes gauname kokį nors energijos šaltinį. Koks nors energijos šaltinis tai yra arba angliavandeniai, arba riebalai. Kai kuriais atvejais abu, jeigu, sakykime, mes valgome, tarkime, pusryčiam kiaušinių su avižomis, tai valgydami pilną kiaušinį mes iš jo gauname baltymus ir riebalus, iš avižų gauname angliavandenius. Ten baltymų ir riebalų irgi šiek tiek yra, bet avižos tada jau skaičiuojamos kaip angliavandenių šaltinis. Todėl iš esmės mes dažnas iki valgydami gauname visus tris makro elementus. Jeigu valgome, sakykime, pietum tą tradicinį tokį valgymą, kaip, tarkime, mėsa, žuvis plus ryžiai arba grikiai arba viso grūdo makaronai plus salotos, tai vėlgi mes tada su mėsa arba žuvimi gauname baltymus, kažkiek gauname riebalų, nes jeigu arba liesa mėsa arba liesa žuvis yra, joje vis tiek kažkiek tų riebalų yra, taip pat mes gauname angliavandenius iš ryžių arba grikių arba saldžių bulvių, kas tai bebūtų. Riebalus taip pat mes gauname netgi su salotomis, kadangi mes į salotas arba vis tiek turime dėti arba pusę avokado arba šaukštą alyvuogių aliejaus, todėl vis tiek tuos tris makroelementus gauname. Dabar, jeigu, sakykime, tais atvejais, kraštutiniais atvejais, kai mes turime labai mažai laiko arba, sakykime, situacija nėra patogi ir negalime arba neturime to pilnaverčio maisto pavalgyti arba neturime tam laiko, tada, sakykime, vienas iš tokių variantų, kurį aš naudoju, tai aš kartais kokioje nors, tuose plasmasiniuose arba stikliniuose maisto indeliuose būna susimaišau paprastą varškę, kuri yra be skonio, su tokiu, sakykime, jogurtėliu arba varškė su skoniu, ir man tada jau tas gaunasi kaip desertas. Tiesa, abu variantai yra labai liesi, juose yra daug baltymų, labai mažai angliavandenių ir faktiškai nėra riebalų, todėl tokiu atveju vėlgi, kad tai nebūtų tik tai statybinė medžiaga, nebūtų tik baltymai, aš tada dar pridėčiau šaukštelį riešutų sviesto. Kas tai gali būti? Tai gali būti žemės riešutų sviestas, gali būti anakardžių sviestas, gali būti migdolų sviestas, nesvarbu, kuris jums labiau patinka, kurį turite po ranka, gali būti ir patys riešutai. Tai iš esmės nėra svarbu, dėl ko? Dėl to, kad riešutų sviestas iš esmės yra trinti riešutai. Gali būti prie to valgymo pridėtas vaisius. Aš šiuo atveju turiu obuolį namuose, daugeliu atveju aš dėčiau bananą. Šiuo konkrečiu momentu nedėčiau, nes vaisių negaliu valgyti, nes šiuo konkrečiu momentu laikausi prieš varžybinės dietos, bet, sakykime, kitais atvejais aš dar dėčiau bananą ir tada gautųsi tas valgymas toks irgi greitas, bet su kuriuo gaučiau visus tris makro tuos elementus: baltymus, iš varškės, angliavandenius iš obuolio arba banano arba kito vaisiaus ir riebalus iš riešutų sviesto. Vis tik riešutų sviestą arba pačius riešutus reikia traktuoti kaip riebalų šaltinį. Jeigu
sakykime, netgi tokiam valgymui laiko trūksta, tada galima gerti baltyminį kokteilį. Jeigu gerčiau tik tai vieną patį baltyminį kokteilį, kas tada atsitiktų, jisai pats kaip produktas, kaip baltymų šaltinis yra labai liesas, čia vienas dalykas, ir kai jis yra labai liesas, jisai gan smarkiai pakeltų, vis tiek jisai yra kažkiek glikeminis, nepaisant to, kad yra baltymai, ne angliavandeniai, bet pakeltų smarkiau cukraus lygį kraujyje ir tada to pačio energijos lygį, ir tada tas energijos arba cukraus lygis vėlgi gan greitai kristų, ne? Nes tai yra liesas produktas. Riebalai tą cukraus kilimą stabdo, neleidžia jam taip smarkiai pakilti, taip pat neleidžia taip žemai kristi, tada tas cukraus arba energijos lygis, kitaip kalbant, gaunasi tolygesnis. Tada aš prie kokteilio vėlgi pridėčiau, priklausomai nuo to, kokioje stadijoje esu, jeigu tokia dietinė stadija, tai šaukštelį, arbatinį šaukštelį su kaupu, kurio nors išrieštų sviesto, jeigu tai yra masės arba jėgos periodas, kai aš turiu ir noriu suvalgyti daugiau kalorijų, tada valgyčiau visą valgomą šaukštą to riešutų sviesto su tuo kokteiliu. Na, paprastai aš dedu 1,5 arba 2 kaušelius baltymų, bet aš esu sveriu šiek tiek per 100 kg, mano treniruočių stažas yra 20 metų, todėl tas suvartojimas natūraliai baltymų irgi yra didesnis. Va, taip pat dar galima prie tokio atveju pridėti vaisių. Jeigu, sakykime, jūs esate mergina arba moteris, kurie irgi tokiu atveju geria baltyminį kokteilį ir prideda ten šaukštelį, sakykime, jūsų atveju tiktų arbatinis šaukštelis riešutų sviesto jų, o tikslas yra mažinti kūno apimtis, mažinti riebalų sluoksnį, tada vaisiaus galima jau, pavyzdžiui, nedėti, arba pusę vaisiaus, arba visiškai nedėti. Ir tada tik tai baltymus su riebalais kombinuoti. Dar vienas variantas, kuris galimas, aš esu apie jį padaręs beveik prieš metus tokį video. Tiem netgi, kurie mėgsta saldumynus, galima ar tai varškę, ar patį kokteilį paskaninti. Čia yra 99% šokoladas. 99% jisai gamintas Lietuvoje, ne Veronyse, tai yra Kauno rajone. 100 gramų šito šokolado, čia žiūriu sudėtį, apie tai vėlgi esu kalbėjęs, primenu, yra atskiras video, jisai vadinasi, neatsimenu kaip jisai vadinasi, bet rastumėte įvedę šokoladas mano paieškoje. Pačių angliavandenių 100 gramų būtų beveik 8, bet visos plytelės nevalgysite, ne? Net jeigu suvalgytumėte pusę šitos plytelės, būtų tik tai 4 gramai angliavandenių, iš kurių būtų mažiau negu 1 gramas cukraus. Reiškia, kad iš tiesų tokį šokoladą, jisai yra kartus, galite valgyti, galite jo pasigardinti varškę, arba galite bent kelias plyteles suvalgyti arba su kokteiliu. Dar vienas variantas, kurio nepaminėjau kalbėdamas apie varškę, taip pat galima arba tiesiog paprastą liesą varškę sumaišyti su graikišku šiek tiek riebesniu jogurtų, konkrečiai šitas graikiškas jogurtas, jisai turi beveik tokį kaip grietinės skonį, jo riebumas santykinai nedidelis, tai yra, man atrodo, 3,9, jeigu tiksliai atsimenu, leiskit pasitikslinti, jo 3,9, o skonis jau tarsi grietinės, arba šitos produktus galima sumaišyti, gausis toks kaip skanus desertas, tuo pačiu šiek tiek tų riebalų gautumėte. Ir dar vienas variantas, kurį galima aptarti, dar viena alternatyva būtų valgyti baltyminį batonėlį. Kas yra svarbu su baltyminiais batonėliais, tai suprasti, kaip jį pasirinkti. Norint jį pasirinkti, reikia skaityti sudėtį. Jeigu su riešutų sviestu, jeigu parašyta organiškas arba ekologiškas, tai iš esmės jame nėra, arba bus parašyta no added sugar arba no added oil. Tai reiškia, kad nėra pridėtinio cukraus, kažkiek cukraus patys riešutai turi, žinoma, jie turi riebalų, bet nėra pridėtų augalinės kilmės riebalų, reiškia sojų pupelių riebalų arba palmių riebalų, nes tai nėra tie augalinės kilmės riebalai, pridėti riešutų sviestą, jie tuo atveju nėra sveiki. Kalbant apie, jeigu tai yra užrašai tokie ant riešutų sviesto, tai reiškia, kad jis iš esmės sveikas, tinkamas vartojimui, tinkamas tiems sveikatingumo ir figūros tikslams. Kalbant apie baltyminį batonėlį, svarbu pažiūrėti, kiek jame yra cukraus. Paprastai, kai kalbama apie maistinę vertę, visada yra rašoma, kiek angliavandenių, baltymų, riebalų, ir kalbant apie angliavandenius, iš tų angliavandenių, kiek cukraus yra 100 gramų produkto. Dažnas baltyminis batonėlis sveria 60 gramų, ne? Šiuo konkrečiu atveju 60 gramų šito batonėlio
angliavandenių būtų 12 gramų, pačio cukraus 2,7, tai santykinai nedaug. Ir tada jame yra daugiau ląstelienos, 11 gramų ląstelienos. Koks dalykas yra su ląsteliena svarbus, ką reikia žinoti apie ląstelieną. Jeigu, sakykime, vienas iš tokių dienos užkandžių, kai jūs skubate arba kai neturite daug laiko, bus toks baltyminis batonėlis, kuriame daugiau yra ląstelienos, tai jis jums kaip užkandis tada tiks ir to, sakykime, poreikius jūsų patenkins, vis tiek gausite apie 20 gramų baltymų su juo, čia šiuo konkrečiu atveju 21, bus mažai cukraus ir kažkiek riebalų gausite, kas iš esmės nėra blogai, beveik 9 gramus. Valgant daugiau baltyminių batonėlių dėl juose esančios ląstelienos, tada gaunasi toks šalutinis poveikis kaip pilvo pūtimas ir dujų kaupimasis. Dėl to, nepaisant to, kad baltyminiai batonėliai yra toks patogus labai užkandis, labai greitas užkandis, dažnu atveju, tai vėlgi yra toks individualus dalykas, bet dažnu atveju man asmeniškai pačiam daugiau negu 2 baltyminiai batonėliai nėra gerai arba nėra gerai, tada netęsiu šitos minties. Tai va, tikiuosi, kad šita mano praktika ir mano patirtis, kaip aš sukosi iš tų situacijų, kai pats turiu mažai laiko pavalgyti, jums bus naudinga. Svarbus dalykas, dar kartą noriu pabrėžti, tai tokius dalykus kaip papildoma gertuvė su baltymais, buteliuką vandens, riešutų sviesto, kadangi tie dalykai negenda arba greitai negenda, visada galite turėti su savimi kažkur mašinoje, kažkur krepšyje, su kuriuo išeinate iš namų, kažkokius tokius jogurtėlius, kokį nors papildomą indelį galite turėti, baltyminį batonėlį arba tokio šokolado irgi taip pat galite papildomai turėti ir tada tuo ekstremaliu atveju, jam tokiam ekstremaliam atveju iškilus turėsite sprendimą, turėsite kaip iš balos išlipti sausi, sotus, gražus, dar su pilvo presu. Ačiū, kad žiūrėjote.